Po pirmojo susitikimo, kai abi pusės sutarė dėl galimo tolimesnio bendradarbiavimo ir patvirtino, kad tiek mūsų eksportuojančiam klientui Lietuvoje, tiek jo potencialiam klientui užsienį įdomu ieškoti bendradarbiavimo galimybių, kad yra atitikimas, yra interesas, susitarėm antram susitikimui, kuris jau bus pačio mūsų pardavimo esmė. Tai yra, padedam klientui paruošti kelis alternatyvius pasiūlymus, tuomet pereinam prie derybų, iš anksto būnam paruošę derybų strategiją ir deramės, jeigu reikia, pagal bruožus ir išskirtinumus. Tai yra, ne iš karto pateikiam nuolaidas, ne iš karto einam prie mažesnės kainos, bet deramės bruožais privalumais. Tai yra, jeigu nori mažesnės kainos, pirk be garantijos. Jeigu nori garantijos, papildomos ilgesnės, dar papildomai yra papildoma garantijos kaina. Nori greitesnės gamybos, padaryk visą pilną išankstinį apmokėjimą ir taip derybų būdu einam prie susitarimo ir aptariam pirmuosius žingsnius. Tikėtis, kad iš karto pakeis savo esamus tiekėjus, pereis prie mūsų, nelabai tikiu. Tai čia apsibrėžiam, kaip mes padarysim pirmą žingsnį. Ar tai gausim kažkokį tai mažesnį darbelį, ar išsiųsim pavyzdžius. Visą šitą mes atiderinam su savo klientu, idant žengti tą svarbų pirmąjį žingsnį.